Sveiki, su jumis sveikinus Ryčkiu ir čia pasigamink pats. Iškart noriu pradėti nuo to, kad susilaukiau daug dėmesio praeitame video, kuriame aš gaminau lavašo suktinukus. Susilaukiau daug dislaikų, laikų, komentarų. Žinokit, man visai patiko. Iškart kažkaip gyviau, o ne taip, kad sukuriu video ir koks 1-2 komentarai. Ir kuo daugiau jūsų kritikos, vertinimų, komentarų, tuo geriau man. Tada žinau, ko jums reikia, ką jūs norite pamatyti, kur man tobulėti. Tai nėra blogai, dėl to ačiū jums labai. Taip pat noriu pasakyti, kad turiu virš 300 subscriberių. Čia nerealu. Tikrai patikėkit, žiauriai nerealu. Ačiū jums, kurie subscribinat. Taip pat yra virš 70 000 peržiūrų. Po biškį kylam aukštyn ir einam prie reikalo. Šiandien pasiėmiau tokį labai paprastą receptuką. Jūs gal visi jau gerai žinosit, o gal kai kurie dar nežinos. Dėl to, jeigu jūs labai norite papeikti, tai prašom, varykit į komentarus. Jūsų komentarai bus su mielu noru perskaityti. Netempiam gumos, varom gaminti. Ai, taip ir nepasakiau, ką gaminsim. Gaminsime keptus koldūnus. Vien dėl to šitą receptą pasirinkau, nes koldūnus yra lengva pasigaminti, jie yra pigus ir labai skanus. Tad varom prie stalo ir pažiūrėsim, ko šitam receptui reikės. Jeigu mesiu, susilauksiu daugiau komentarų. O jeigu nemesiu, daugiau laikų? Grietinės, koldūnų, sviesto, tarkuoto sūrio bei krapų. Krapus tai tikrai šįkart panaudosiu. Pirmiausia, įkaitinam aliejų. Aliejaus pilame šiek tiek daugiau nei įprasta. Taigi mūsų aliejus yra jau įkaitęs. Į keptuvę įdedam visus koldūnus. Koldūnus kepam bendrai apie 10 minučių. Būtinai atverskite koldūnus, nes reikia, kad ir kita pusė atkeptų. Tuo tarpu, kol kepa koldūnai, galim pasidaryti greitai padažą. Pirmiausia, ištirpinam sviestą, po to įdedam grietinės, palaikom pastovią temperatūrą, visko po truputį maišom ir galiausiai suberiam krapus dėl grožio ir vėl išmaišom. Štai mūsų padažas yra jau paruoštas. Kaip matote, mūsų koldūnai jau yra beveik paruošti, belieka mums suberti tarkuotą sūrį ant koldūnų ir palaukti, kol jis ištirps. Viskas, mūsų koldūnai jau yra iškepti, galim patiekti ant stalo. Pagaminta. Skanaus. Ačiū, kad žiūrėjote šitą video. Neužmirškite paspausti like, pakomentuoti, paspausti subscribe mygtuką ir nueiti ir tapti fanu mano Facebooko puslapyje. Varau kapot koldūnų. Davai.